gelbėjom dabar žmonių pinigus. Visi atgausite iš antros pakopos pensijinius pinigėlius. Tai va, o visi sukčiai labai suinteresuoti jūsų pinigėlius išvilioti, skambins, mama padėk, tėtė padėk, avarija, reikia pinigų. Ir dauguma į namuos laikys po paklodę, po padušką, irgi ne variantas. Tai va, ką aš rekomenduoju, tai atsidaryti bankę investicinę sąskaitą. Galit nepirkti jokių akcijų, jokių fondų, jokių obligacijų, tiesiog ten persivesti pinigus. Ir iš investicinės sąskaitos nurašyti pinigus yra daug sunkiau negu iš paprastos sąskaitos. Nuo paprastos sąskaitos, kiek aš suprantu, bankų veikimo galima nurašyti, išsiųsti, pačiam surinkti kodus, o nuo investicinės sąskaitos jūs turite pirmiausia persivesti pinigus į paprastą sąskaitą. Visi nusikaltėliai, banditai ir sėdintis, normalūs bachūrai, iš ten neišvilios pinigų. Tai va, sėkmės, naudokitės patarimu, atsidarykite skubiai investicinę sąskaitą, tai jums nieko nekainuos papildomai ir savo pensijinį laikykite, galite jokių akcijų, obligacijų, fondų nepirkti, tiesiog ten laikykite savo pinigus ir kai reikės persivesite mažom sumom pirkiniams į savo sąskaitą. Ačiū už dėmesį.